Bus, žinokite, tokia labai negraži, bet jūs kantriai klausykite. Bet juokingas. Taip. Nu ir visi eina, visus išvei tą paną, jis vien neprasidėt, o toks durnelis buvo kaime. Saka, o kas man, aš nueisiu pabandysiu, saka, aš įminti jos, užduoti jai myslę. Nu gerai. Ateina jis pas jam, eina keliu, žiūri, antis paskipus. Pasida antį tą į tarbą įsidėt. Eina toliau, žiūri, volė. Unka arba volė. A žinai, ką reiškia volė? Tai tas kamštis, kur bačka užkeptas solum. Nu, paskui toliau žiūri, metalinis blankas mėtas nuo rato nusmukęs. Jis viską pasiėmė, viską į tarbą. Atein pas tą mergaitę, įsivaizduot, sveikinosi kaip nemandagiai. Sako, labą dieną, šaltsubinė. Kaip, sako, taip mane negražiai pavadinai, sako, negalima, sako, taip, ne pagal taisyklės, visą kitą. Sako, be to tu neteisus tam kvailiui, sako. Sako, tu ant mano užpakalio antį gali iškepti. Tas dar iš darbos išimta pastipusi ant, sako, prašau, iškepk. Ir sako, kad kaip iškep, sako, taukai išvarvės. Sako, prašau, va, volą užkimšk. Sako, bet per šonus sprogs. Tai sako, prašau, lankas metalinis. Nu, mato ta merga, kad neprastas bernas. Sako, nu tu labai šaunus, sako. Tu man sako, tada pasakyk, kur tavo arklys stovi. O tas bernas, ką ten arklys? Niekas ten gal neturėjo, nu gal ir turėjo. Sako, tarp žiemos ir vasaros. Nu, tą mato, kad jau lygus jos yra tas bernas. Ir nežino, ką bet sakyti. Tarp žiemos, dabar jūs atsakykite, ką reiškia tarp žiemos ir vasaros stovi kieme? Aha. Aš nežinau. Rūgo. Ne, vaikučiai, pasirodo, arklys stovi tarp ratų ir rogių. Tarp ratų ir rogių, visą myslę. Suprantate, kaip įdomi. Nu, tada jie apsiženė ir gražiai, laimingai gyvena. Aš užimu tarpelį, va grokit, dabar viskas gerai bus. Kokia Ugniau, su muzika atėjo. Ne, be muzikos.